Sveiki visi. Panagrinėsime lygčių sistemas, kurias galima išspręsti grafiniu būdu. Tai pirmiausiai trumpai teoriškai šiek tiek ir paskui būtinai reikia paimti pavyzdį, kad būtų kur kas aiškiau. Tai lygčių sistemas galima išspręsti net keliais būdais – grafiniu, keitimo arba sudėties. Tai panagrinėsime dabar, kaip ir minėjau, grafinį būdą. Šio būdo esmė yra tiesiog nusibraižyti grafiką ir nustatyti kreivių susikirtimo koordinates. Dažniausiai mes nagrinėjom tiesinės, ne visada žinoma, bet dažniausiai pasitaiko, kad nubraižom tiesas, tarkim, ir surandame susikirtimo koordinates. Dažniausiai šiuo būdu sprendžiant sprendinius pavyksta nustatyti tik apytiksliai, todėl, kur reikalingas tikslumas, jau tada pasinaudojame kitais lygčių sprendimo metodais, kuriuos jau čia paminėjau, sudėties arba keitimo. Taip, tai lengviausia būtų, kaip ir minėjau, suprasti, jeigu panagrinėtumėm pavyzdį. Tai pavyzdys būtų toks. Išspręskite grafiškai lygčių sistemą, kuri būtų tokia. Tai sprendimas, ar ne? Pirmiausiai vertiname, kad abi lygtys yra tiesinės, todėl norint nubraižyti grafikus, pirmiausia būtų patogu abiejose lygtyse išsireikšti kintamuosius ir pasidaryti lenteles, kur paimti po dvi reikšmes. Taigi tą ir padarysim. Vėliau tuos taškus atidėsim koordinačių plokštumoje. Taip, tai pirmiausiai pasižymim vieną lygtį ir kitą lygtį. Pirmoji lygtį, kaip ir minėjau, būtų geriausia išsireikšti kintamai, tarkim, y, dažniausiai mes tą darom, tiesiog visur tą ir darysim. Tai y išsireiškus gaunasi, kad x reikia perkelti kitą pusę, atsiranda minusas priekyje, o penketą paliekam. Na, o ir toliau antroje lygtyje irgi bandom išsireikšti y, tai pirmiausiai x keliam į kitą pusę, prieš jį buvęs minusas jau pradingsta, nes keliam į kitą pusę ir vienetas jisai lieka. Tai dabar liko tik tai padalinti iš dviejų, kad pasinaikintų tas dvejetas, kuris yra prie y. Ir kągi mes čia turim, kad y yra lygus 1/2 x plus 1/2. Tai reiškia, prie x atsirado jau koeficientas 1/2, nes dalinam iš dviejų ir vienetą, kai padalinam iš dviejų, irgi atsiranda 1/2. Taip, dabar lentelė pirmajai lygčiai, tai pasimam x ir y ir pasimam, tarkim, skaičius 0 ir 5, o y reikės jau suskaičiuoti. Jeigu x paimsim 0, y aišku gaunasi 5, o jeigu x paimsim 5, tada jau y gaunasi 0. Taigi, dabar antroji lygtis ir čia mes turim tiesę, kur reikės paimti x ir y reikšmės. Tai pirmiausia, x reikšmė ir y reikšmė. X paimkim, čia ganėtinai patogu būtų, jeigu paimtume -1, tada y ten labai aišku, kas gausis. Ir x dar paimkim 5, tarkim, ir galėsim suskaičiuoti. Tai y tada gaunasi 0, jeigu -1 paimam, o jeigu x paimam 5, tada gausis 3. Na, čia viskas susiskaičiuoja įsirašys vietoj x -1 ir paskui 5. Tai va, gerai, su to viskas aišku, ar ne? Dabar, ką toliau mes darysim, tai atidame taškus iš lentelės ir nubrėžiame tiesas. Tai va, tai pasižymim, reiškia, pirmiausiai pasidarom koordinačių plokštumą, susižymim čia keletą taškų ir atidedam tašką x0, y5, čia šitoj vietoj. Toliau atidedam kitą tašką, x jau yra 5 ir y0 ir per tos taškus tiesiog nubrėžiam tiesiai. Tai čia kaip ir aišku, ar ne? Pasižymim, kad čia yra būtent x plus y lygu 5. Toliau atidedam kitą tašką, ten, kur yra -1 ir 0. Ten, kur x yra 5 ir y 3, atidedam dar vieną tašką ir mes tada juos sujungiam. Tai va, čia kažkur susikerta. Pirmiausia, dar aišku pažymim, kad
kaip atrodo čia ta žalia mūsų tiesė, kad čia yra minus x plus 2y lygu 1. Toliau, čia kur susikerta, tiesiog aiškiai pažymim kurioj vietoj ir viskas. Ir mes turim jau sprendinį, kur manome, kad x yra 3, o y yra 2. Tai va, matome, jog tiesės kertasi taške, kurio koordinatės 3 ir 2. Todėl atsakymas būtų 3 ir 2. Tai va, tiesiog taip pažymėm. Tai va, tokiu būdu yra sprendžiamos lygčių sistemos grafiniu būdu ir manau, kad tikrai supratote. Manau, kad pavyzdžių dar panagrinėsim ne vieną ateityje, bet va, toks vienas iš tokių pavyzdžių, kaip galima nustatyti apytiksliai. Tai va, pavaizdavau šitam grafikė ir šitam sprendime. Taigi, sėkmės visiems ir susitiksim kitose video.